Labas rytas visiems ir ypač moksleiviams, vyresnių klasių. Valandėlį gerą mes su mokytojais ir mokyklos vadovais turėjom progą pamatyti, kaip jūs darbuojatės novatoriškai ir diktuojat neišvengiamai laikmetį atspindinčias madas bent jau Lietuvos mastu. Mano noras šiandien buvo svarstant galimybę, gal iš savo kabineto galėčiau pademonstruoti neišeidamas iš ministerijos kai kurius dalykus, bet kartais yra geriau gyvam atvykus. Ir todėl aš šiandien čia, jau kad, manau, esat tie jauni žmonės, kurie turit savo planų, vieni galbūt esat sportininkai, labiau dalinime savo karjerą ir tolimesnės galimybės, bet ir tame tarpe mokymosi brėžiate. Antra vertus, mano noras buvo šiandien gal 10-15 minučių trumpą pristatymą padaryti, perbėgant per svarbiausias temas ir dalykus, kurie yra susijęs su tolimesnėmis jūsų perspektyvomis. Ir gyvenime geriausi sprendimai gimsta, kada tu padarai juos gerai pasvėręs ir atsakingai. Pirmiausia, savo galvą, ne dėl kompanijos, ne dėl chebros, ne dėl mados. Ir tas prasideda tame tarpe ir tie, kas esate abiturientai šiais metais, iki 5 kovo pasirinkot egzaminus. Tie, kas esat 11 ir jaunesni, tą darysit, bet galvodami apie egzaminus, tame tarpe renkatės, ką labiau norit giliau mokytis ir gilintis. Nuo pasirinkimo egzaminų grandinė reakcija, loginė sistema ir profesija, ir studijos bendriausia prasme ir kokioj konkrečioj mokykloj tą jūs norėtume daryti. Na ir pagaliau nebėra sienų, nebėra mastelio vien Lietuvos mastu, vien miesto mastu, yra pasaulis. Ir galimybės be abejo žymiai yra platesnės, kuo mes taip pat turėtumėm džiaugtis, o ne verkšlenti. Egzaminų pasirinkimas, jūs žinote, jis yra įvykęs. Atestatui gauti užtenka 2 brandos egzaminų, atitinkamai, jeigu ketinat studijuoti Lietuvoje, bent 3 egzaminai. Ir naujovės yra tokios, kad yra atsisakoma šiais metais mokyklinių egzaminų. Neturėtumėt jauni žmonės dėl to išsigąsti, nes valstybinio egzamino išlaikymas nepasunkėja, nes mokyklinio egzamino krūva bendrųjų užduočių yra integruojama ir išlaikymo kartelė yra žemesnė. Nuo pasirinktų egzaminų konkrečioje specialybėje vienai per kitai priklauso jūsų galimybės, kur galite įstoti. Ir vėlgi 4 dalykai. Vienas šalia 3 egzaminų yra vienas metinis pažymys. Jų rinkinys sudaro konkursinio balą stojant ir atitinkamai gal yra išimtis menuose, kur lemia daugiau stojamasis egzaminas. Ir bet kokiu atveju noriu pasakyti, kad po mokyklos baigimo, jeigu galvojat ne vien šiaip apie padirbėjimą Lietuvoje ar užsienį, bet tolesnę savo mokymosi kelią, tai galimybės yra trejopos, tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje. Sistemos panašios yra profesinis mokslas, kurio esmė yra trumpesnis laikotarpis metai pusantrų ir yra įgyjama praktinė profesija. Kalbant apie aukštąjį mokslą, žinote, kad yra kolegijos ir universitetai ir atitinkamai vėlgi kolegijų specifika yra labiau į praktiką orientuotas išsilavinimas aukštasis, gaunant profesinio bakalauro diplomą ir trukmė 3 arba 4 metai, šiek tiek trumpiau nei universitetuose. Ir gal aš prašoku čia tas skaidrės, kur detaliau apie tai yra pasakyta, bet kokiu atveju mano mintis yra raginimas jums jauniems žmonėms, galvojant apie savo pasirinkimus, nesivadovauti tai, ką jūs matot viešai, būtinai rinktis populiariausias, madingiausias specialybės. Jo, pasižiūrėkite, visur mirga marga, kad mediko, teisininko, vadybininko specialybės, gal dar IT specialistų yra lygiai ir atrodo labiausiai paklausios, bet nebūtinai visais atvejais tai reiškia, kad jūsų sėkmė yra garantuota. Renkantis šitas specialybės, lygiai taip pat labai skirtingas lygis įvairiose mokyklose yra parengimo.
tapti vadybininku ar ekonomistu Vilniaus universitete ar ISM privačiam universitete yra žymiai didesnis baigus jas negu kokioj nors mažiau žinomai ir nebūtinai aukštos kokybės studijas teikiančioje mokykloje. Todėl reikia žiūrėti ne šiaip, kad noriu baigti, tarkim, vadybą, teisę ar bet kokią kitą specialybę, bet žiūrėti iš ties, kur yra pakankamas ir atitinkantis jūsų lūkesčius lygis. Ir informacijos susiradimas ir žvelgimas giliau, ypač kurie esat čia IT orientuoti ir žingeidus, yra vartai mūsų, kur galite kitus aukštųjų mokyklų puslapius išeiti mokslas.lt, apie egzaminus daugiau rasite egzaminai.lt, o šiaip linkiu tie, kas abiturientai po šimtadienio likusias dienas, kiek čia jų dar liko, išnaudot maksimaliai susikoncentruojant, kad jūsų rezultatai būtų geresni, o tiem, kas aš kitai dar negalvojat apie šiais metais egzaminų laikymą, tai pravers šią informaciją, manau. Bet kokiu atveju, ačiū labai dėmesį ir linkiu, kad jūsų lydėtų sėkmė ir jūsų asmeniškai atsakingi sprendimai lemto, ne kokie nors kiti faktoriai, judantis kiekvienam asmeniškai į priekį į savo asmeninę sėkmę. Nuotoliniu būdu vieną klausimą. Gerai. Labadiena, esu Aurelija Kaminskaitė. Šiuo metu gyvenu Airijoje ir mokinuosi Vilniaus Ozo vidurinėje mokykloje. Iškilo klausimas, kokios būtų mano galimybės studijuoti nuotoliniu būdu Lietuvoje ir ar tai būtų finansuojama Lietuvos valstybės? Studijavę arba gyvenę ir bendrojo lavinimo atestatus gavę užsienyje turi galimybę stoti į mūsų aukštasias mokyklas. Yra netgi numatytos specialios kvotos tiek į universitetus, tiek į kolegijas kasmet ir tos galimybės yra. Dėl nuotolinio mokymosi Lietuvoje, tai iš ties turėtumėm pasižiūrėti, kiek aukštųjų mokyklų turi atitinkamai pritaikytas tam programas. Spėčiau, kad kol kas nedaug. Žinau, kad Lietuvoje šiuo metu yra judama prie pirmo distancinio mokymo universiteto įsteigimo ir yra paduoti dokumentai mūsų švietimo ir mokslo ministerijai ir artimiausiu metu, tikiuosi, ir aukštajame moksle mes turėsim tokių sisteminių pirmųjų kregždžių, kurios tas galimybės taip pat irgi išplės. Bet noriu atvirai pasakyti, mes taip pat matom savo aukštąjį mokslą kaip atvirą užsienio studentų pritraukimui ir tai būtų irgi vienas iš iššūkių, kur mes galėtumėm nemažai save pozicionuoti gerąją prasme. Linkiu jums tikrai gerai baigti čia mokslus, puikiai studijuoti aukštosiose mokyklose ir vis dėlto likti Vilniečiais. Mums labai svarbu, kad jūs jauni, su šypsena tikintis, nebintis jokių čia krizių, įsilietumėt į Vilniaus bendruomenę, į Vilniaus kūrimą, į Vilniaus vizijos keitimą. Aš jums visiems ir linkiu jums sėkmės.